7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, šią savaitę daugybė svarbių įdomių rungtynių, kuriuose Lietuvos klubai kovos tarptautinėje arenoje. Jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo ir sėkmės. Taigi Europos taurės turnyre super svarbios rungtynės Vilniaus Vilkams, kurie priims Klužo Napoką. Laimėjusi komanda pateks į kitą turnyro etapą. Klužo ekipa grynai puolimo komanda, viena rezultatyviausių Europos taurės turnyre, bet praleidžia labai daug taškų, labai dažnai klysta, tačiau turi daug gerų metikų, itin taikliai atakuoja į žaidimo. Orelikas neblizga, yra Denisas Sylė, apskritai gynėjai yra šios komandos jėga, vis dėlto tai yra įveikiamas, manau, varžovams Vilkams. Neseniai 7bet Lietkabeliui pralaimėjo ši Rumunijos komanda netgi savo šalies lygoje, šiuo metu nepirmauja. Vilkų pergalė 7-8 taškais. FIBA čempionų lygoje Rytas priims Manisos klubą, kurį treniruoja Kazys Maksvytis. Manisos komanda labai panaši į Klužo ekipą, daug geriau puola negu ginasi. Nukraujavo pastaruoju metu Turkijos klubas, išėjo Seibenas Ly, traumuotas Martynas Echodas, tačiau ir be jų sugebėjo Turkijos lygoje neseniai Mersino klubą gana pajėgų įveikti Kazio Maksvyčio auklėtiniai. Rytas tikrai daug geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių, Manisa demonstruoja drausmingą krepšinį, retai klysta, tačiau vilniečiai tiesiog privalo laimėti, net ir be Ąžuolo Tubelio, manau, tą ir padarys. Rytas nugalės maždaug 10 taškų persvarą. Kągi, Kauno Žalgiris išvykoje kovos su Vitorijos Baskonija, tai tikrai yra įveikiama komanda, turi silpnoką sudėtį, prastai rungtyniauja ir Ispanijos lygoje Pablo Lasa auklėtiniai, gilioje duobėje yra Tadas Sedekerskis ir Howardas, na svarbu uždengti Monekę, Luvavų, Kabaro ir manau galima parsivežti pergalę. Iš Vitorijos matome, kad Žalgiris be Lonnie Walkerio netgi atrodo geriau. Tikėsimės naujokas Vongas nesugadins žaidimo. Baskonija daug geriau žaidžia namie nei išvykose, bet manau, kad Žalgiris pasieks revanšą prieš Baskoniją ir nugalės maždaug 5-7 taškais. Ir ką, savaitgalį lietuviškasis El Clasico Vilniaus Rytas prieš Kauno Žalgirį. Gal vilniečiai bus labiau pailsėję, jie Europoje žais trečiadienį namie, Žalgiris ketvirtadienį išvykoje. Rytas be Ąžuolo Tubelio, Žalgiris su naujoku Aizija Vongu. Manau, kad šansai yra komandų apskritai lygus, tai bus labai svarbios rungtynės, nes itin svarbu užimti pirmąją vietą reguliariame sezone ir, tarkime, komandos pateks į finalą, itin reikšmingas bus namų aikštės pranašumas. Prognozuoju labai dramatišką kovą. Šįkart spėju, kad laimės draugystė, tai yra bus pratęsimas, o po to, kas laimės, velniai žino. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Tikiu, kad Lietuvos klubai sublizgės šią savaitę tarptautinėje arenoje. Linkiu jiems sėkmės ir iki.